drausti ne tik tėvus, bet ir vaikus. Būtina drausti tėvelius. Draustis yra būtina. Kokiam laikotarpiu rekomenduojama apsidrausti? 10 metų. Gyvybės draudimu 20 metų. Metam gal? Aš manau visą gyvenimą iš tikrųjų, nes nežinai, kas žmogaus laukia ir kur. 20 metų ilgesniam. Apsidrausti reikėtų ilgam, tai kuo ilgiau, to geriau. Kiekvienais metais drausti, metams ir kiekvienais metais, nežinau. Draudimo laikotarpis priklauso nuo to, kokiu tikslu žmogus sudaro gyvybės draudimo sutartį. Paprastai yra rekomenduojama draustis, jeigu tai yra rizikinis gyvybės draudimas, tol kol asmuo turi pajamų. Jeigu yra kaupiama vaikų ateičiai, tokiu atveju dažniausiai rekomenduojama apdrausti, kol vaikas taps pilnamečiu. O jeigu kaupiama senatvėje, paprastai rekomenduojama apsidrausti, kol asmuo pasieks vadinamą priešpensinį amžių, tai yra ne anksčiau, kad gautų išmoką, nei jam sukaks 55 metai.